Sveiki, bičiuliai. Šiandieną noriu Jūs supažindinti su tikrai giliomis paslaptimis. Iš tikrųjų, Vedose anksčiau būdavo netgi draudžiama apie tai viešai kalbėti, bet Vedos šiais laikais leidžia, netgi rekomenduoja apie tai šnekėti su visais. Taigi, vienai per kitaip šiandieną Jūs supažindinsiu su tam tikra paslaptim. Tai, ką noriu Jums papasakoti, pilnai išdėsiu per 3 trumpus video. Vedas sako, kad bet kokią sferą, bet kokią veiklą atliekant, egzistuoja 3 pagrindinės dalys. Pirma, tai yra technika, kaip tai atlikti. Labai svarbu išmanyti techniką. Pavyzdžiui, dabar žmonės puikiai nusimano, kaip techniškai atlikti įvairius darbus. Kaip techniškai nugyventi, kaip techniškai tiltus gerus pastatyti. Antras dalykas, į kurį taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra tikslas. Jeigu žmogų gatvėje sustabdyti ir paklausti, koks jo tikslas, čia jau būtų šiek tiek sudėtingesnis klausimas. Taigi antra dalis, mes kalbėsime apie dvasinės praktikos tikslą. Ir trečia dalis nuotaika, su kuria mes atliekame tam tikrą veiklą. Nepaisant to, tai būtų mūsų dvasinė praktika ar to pačio liepto statymas. Taigi šioje pirmoje dalyje pakalbėkime apie techniką. Aš Jums noriu atskleisti paslaptį, kuri vadinasi džapa meditacija. Iš tikrųjų, visose pasaulio dvasinėse tradicijose egzistuoja maldos meditacija, maldos praktika, rožinio praktika. Sanskrito šis vėrinys, kurį aš turiu, vadinasi džapa mala, džapos arba meditacijos vėrinys. Reikia suprasti, kad Vedos jos nedėsto kažkokios specifinės religijos. Jos kalba apie bendrus dvasinius principus, kurie yra universalūs ir prieinami ir tinkami visiems. Pavyzdžiui, krepšinis turi universalias taisyklės. Bet kiekvienas žmogus, jisai pagal savo norus, pagal savo poreikius būrėsi į tam tikrus krepšinio grupės, krepšinio komandas, krepšinio klubus, įvairias lygas. Tačiau patys dėsniai egzistuoja visiems vienodi. Taip? Taip ir dvasinė praktika. Egzistuoja universalūs principai, kurie nepriklauso jokiai religijai, jokiai šaliai, jokiai grupuoti. Taigi šitas maldos meditacijos vėrinys, kurį aš turiu, sudarytas iš 108 karoliukų ir čia yra 109. Kiekviena šalis, kiekviena tradicija turi šiek tiek įvairesnius ir skirtingus maldos karolius. Yra krikščioniškieji, yra musulmoniškieji. Jūs galite juos pasirinkti pagal savo tradiciją. Jeigu jūs neturite, galite laisvai naudoti universaliuosius vedinių žinių fanų ir pasekėjų naudojimus 108 karolių vėrinius. Visų pirma, pašnekėsime apie vieną iš svarbiausių aspektų – mantros meditacijos. Žodis mantra sudarytas iš 2 skiemenų. Man reiškia protas, tra raminti. Mantra meditacija vadinasi nuraminti protą. Tai pirmoji techninė dalis ir pati svarbiausia yra tai, kaip mes naudojame savo protą. Paprastai protas kiekvieną akimirką jums siūlo įvairiausius pasiūlymus. Tarkim, jisai nori pamastyti apie ledus, jisai nori pamastyti apie tai, ką veikia vakar, jisai nori pamastyti apie tai, ką veiks rytoj. Taip pat protas jisai nori per juslę susiliesti su įvairiais objektais, su televizija, jisai nori susiliesti su gražiais vaizdais, paplūdimiais, jisai nori susiliesti su labai skaniais kvapais. Ir tokiu būdu jisai pastoviai prašo dėmesio, panašiai kaip mažas vaikas. Mažas vaikas jisai dažnai ateina pas mamą ir sako, mama, pažiūrėk, mama, šitas, mama. Mūsų protas tai yra mūsų vaikas, kuris pastoviai prašo dėmesio. Ir jeigu mes nepastebėjom, tai galim atkreipti dėmesį į tai dabar, kad iš tikrųjų visą gyvenimą ne ką kitą daugiau ir veikiam, kaip tam protui rodom dėmesį. Lakstom paskui jo poreikius įvairiausius, mėginame juos patenkinti
Jis sako, brangus gerbiamasis pasižiūrėk čia, o dabar brangusis pasižiūrėk čia, o aš dabar labai noriu šito, man dabar reikia kito. Tokiu būdu mes lakstom visą laiką ir pavargsta. Mūsų siela, jinai pavargsta lakstyti paskui protą. Siela tai yra tas stebėtojas, ta sąmonė. O protas yra tas, kuris reikalauja to dėmesio, reikalauja nukreipti tą sąmonę į įvairiausius išorinius ir grubiuosius ir subtiliuosius objektus. Taigi meditacija reiškiasi paimti savo sąmonę ir bent laikinai atitraukti jį nuo proto. Sakyti, brangus prote, dabar aš esu užsiėmęs, tu ramiai pabūk. Ir jūs nustebsite sužinojant, kiek tai yra sunku. Mums atrodo, kad mes iš tikrųjų esam savo kūno ir savo proto šeimininkai. Iš tikrųjų pasirodo yra atvirkščiai. Pasirodo mes pastoviai tam protui tarnaujam ir vergaujam. Mūsų protą būtų galima sulyginti su neišjodinėtu arkliu. Jeigu jūs pamėginsite sėsti ant jo ir jam nurodyt, kur dabar reikia joti, ką dabar reikia daryti, jis iš karto pašėls ir jūs numes. Taigi meditacijos pradžia iš tikrųjų yra kažkas panašaus kaip mėginimas išjodinėti arklį. Vadinasi, protas jis priešinsis, jis nenori medituoti, jis nori būti kontroliuojamas, jis nori būti laisvas, jis nori dėmesio, jis nori, kad jį kreiptume dėmesį ir kad darytume tai, ką jis nori, o ne tai, ką jūs iš jo norite. Taigi meditacija yra, sakykime, tam tikra kova, tam tikras būdas perauklėti savo protą. Tai jos pagrindinė mūsų funkcija yra paimti savo dėmesį ir atitraukti nuo proto. Yra skirtingos meditacijos praktikos. Yra meditacija, kada mes savo sąmonę nukreipiam į tuštumą. Tai yra labai naudinga ir efektyvi meditacija, bet dar efektyvesnė ir naudingesnė, kada mes savo protą nukreipiam į dvasinę energiją. Būtent mums gali pasirodyti, kad mantra sudaryta iš tokių pačių materialių skiemenų ir žodžių, raidžių, kaip ir mes naudojam kasdienybėje, bet iš tikrųjų mantros sudarytos iš dvasinės energijos. Jos nėra šio pasaulio, mantra nėra šio pasaulio vibracija. Mantra tai yra panašiai kaip žadintuvas, kada jūs miegate ir sapnuojate kažką ir girdite garsą. Pip, 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 pip. Šitas garsas, jis atrodo toks pats garsas kaip ir kiti garsai sapne, bet iš tikrųjų jis ateina visai iš kito, iš realaus pasaulio. Taip ir mantra, jinai yra dvasinė energija, kuri ateina iš dvasinio pasaulio, tikrojo pasaulio. Šitą aplinką, kurią mes dabar matome, tai yra sapnų, iliuzijų ar proto sukurtas pasaulis. Taigi mantra meditacija reiškia nukreipti savo sąmonę į dvasinę energiją. Tam mes naudojame maldos karolius. Maldos karoliai yra sudaryti iš 108 karoliukų ir čia yra 109. Tai iš viso yra 109, bet mes naudojame tik tai 108. Paprastai skirtingos tradicijos turi truputėlį skirtingus rožinius arba maldos karolius, džapos karolius, dėl to jūs galite pagal savo tradiciją pasirinkti toks, kas jums labiau patinka, o jeigu neturite favorito, rekomenduoju naudoti 108 karolių meditacijos vėrinius. Ir taip pat yra tradiciškai naudojami tokie maišiukai, kadangi meditacijos vėrinys pirmas dalykas, jis yra labai gerbtinas ir laikytinas švariai. Antras dalykas, jis energetiškai yra labai stiprus. Tam, kad jį apsaugoti nuo išorės grubaus ir subtilaus poveikio, mes jį laikome specialiame maišiuke. Mantra yra kartojama laikant šios du pirštus. Matot, šios du pirštus. Tai mantra kartojama su šiais dviem pirštais, laikant ant karoliuko. Ir ant kiekvieno karoliuko mes sukartojame visą savo mantrą. Tada pereinam ant sekančio karoliuko ir kartojam vėl tą pačią mantrą. Tada mes pereinam ant kito karoliuko ir vėl kartojam tą pačią mantrą. Vėl pereinam ant kito karoliuko ir vėl kartojam tą pačią mantrą. Šiuose vietose yra specialūs taškai, kurie ramina mūsų protą. Ir tokiu būdu su pirštais skaičiuodami karoliukus ir vis kartodami tą pačią mantrą, mes sukoncentruojame savo protą į garso vibraciją.
protas vėl jums siūlo visokiausias mintis, štai pamastyk apie tai, pamastyk apie kitą, pamastyk apie trečią, bet mes jį vis grąžiname ir grąžiname į mantrą. Ranką galima laikyti tokiame meditacijos maišiuke. Jeigu tokį turim, paprastai rodomasis pirštas yra ištraukiamas tam, kad mes neliestume savo meditacijos karolių. Paprastai rodomasis pirštas yra laikomas energetiškai nešvariu. Ir tokiu būdu, laikydami mantrą maišiuke, laikydami šitais dviem pirštais, mes vėl ir vėl kartuojame savo mantrą. Kartojam. Mūsų protas tuo metu siūlo įvairiausias idėjas. Štai pagalvok apie tai, pasižiūrėk, kas ten vyksta, o pasižiūrėk, kas čia dabar vyksta. Bet mes sąmoningai vėl ir vėl pagaunam nuklydusi protą ir grąžiname į garso vibraciją. Mantrą reikia tarti taip, kad bent patys girdėtume. Ne mintise, bet taip, kad bent patys girdėtume. Ir mes koncentruojamės pilnai į garso vibraciją. Kokią dabar mantrą kartuoti, jūs galite manęs paklausti. Mantrų yra įvairių, yra visas mokslas, yra tūkstančiai skirtingų mantrų ir visos jos turi tam tikrą efektą, nes garso vibracija yra labai stiprus dalykas, jinai veikia mus ir grubiai ir subtiliai. Jūs galite mantrą pasirinkti pagal savo tradiciją, tai yra labai žinoma rytų krikščionių malda, Jėzaus Kristaus malda, kada kartuojama Jėzaus Kristaus vardą ir prašoma Jėzaus Kristaus, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Tai yra labai nuostabi mantra, yra taip pat kitos vedinės mantros, Om Namo Bhagavate Vasudevai, aš pasinaudoju Maha mantrą, kurią dabar jums pasakysiu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maha mantra laikoma labai efektyvia mantra, kad jinai kartu savyje talpina visų kitų mantrų efektą. Tai yra kaip tas pats pienas yra ir yra kondensuotas pienas, kur savyje talpina labai didelį kiekį pieno sukoncentruotą. Taigi savo nuožiūrą pasirenkate mantrą ir ją kartojate. Nepaisant to, kokią jūs mantrą kartosite, technika yra ta pati. Tai reikia sukoncentruoti savo protą į mantrą ir labai aiškiai klausyti tai, ką jūs kartojate. Protas vėl pabėga, jūs jį vėl grąžinate. Protas vėl pabėga, jūs jį vėl grąžinate. Dabar aš čia atsisėdęs meditaciniai jogos pozai, bet tai nėra taip svarbu, kokioje pozoje jūs sėdit. Be abejo, jeigu mes sėdim išsidrėbę lovai, tai atitinkama mūsų formuoja proto nuotaiką ir tai parodo mūsų atitinkamą nepagarbos nuotaiką. Dėl to reikėtų vengti tokių įsidrėbimų lovoje ir kartojimų mantrų ir maldų. Bet taip pat nėra griežtų taisyklių, kad jūs turite sėdėti būtent taip ar kitaip, jūs galite sėdėti ant kėdės. Jūs galite vaikščioti. Visa esmė rasti tokią vietą, tokią poziciją, kurioje jūs geriausiai galite susikoncentruoti. Galbūt jums sėdint seksis geriau koncentruotis, bet po kurio laiko pastebėsite, kad jūs ima miegas, tada jūs galite atsistoti ir kartuoti mantrą vaikštinėjant. Be abejo, jeigu mes vaikščiosime po parduotuvę ir dairysimės, bus daug sunkiau susikoncentruoti. Bet jeigu monotoniškai vaikštom kažkokiu tai miško keliuku, kur jau mums viskas pažįstama, kur protą mūsų neblaško, mes galim susikoncentruoti į garso vibraciją. Taip pat yra jau pastebėta ir vedų raštai rekomenduoja mantros meditacijai, kaip ir kitom dvasiniam praktikom, naudoti rytinės valandas, ypatingai tos valandos nuo 2 iki 6 ryto, nuo 2 iki 6 ryto yra rekomenduojamas mantra meditacijai bei kitom dvasiniam praktikom. Kodėl? Todėl, kad vienokiu ir kitokiu būdu tuo metu 10 kartų yra lengviau susikoncentruoti ir galima daug giliau panirti. Be abejo, reikia ir būti išsimiegojus, nes jeigu jūs eisite gulti 1, kelsitės 3, tai jūsų meditacija bus gan sudėtinga dėl to, kad kūnas bus pavargęs. Bet efektyviausias tikrai yra procesas, kada mes anksti atsigulam, anksti atsikeliam, nusiprausiam, esame šviežus, gaivus ir kartuojame mantrą. Bet mantrą galime kartuoti bet kada, ryte, vakare, dieną, naktį. Jūs ją galite papildomai kartuoti mintyse, kada jūs vairuojate, papildomai galite kartuoti, nepatarčiau to daryti su džapos karoliais, nes galite susipainioti ir padaryti avariją. Jūs galite papildomai mantrą kartuoti bet kada ir bet kur, bet
norint pasiekti gerų rezultatų, reikia skirti laiko, kada aš nieko kito nedarau, tik tai pilnai koncentruojuosi į mantrą ir naudoju meditacijos karolius, kas labai stipriai padidina koncentraciją. Bet be abejo, galima mantrą kartoti ir be karolių, ją galim visą dieną kartoti, galim prausiantis, galim valgant, galim gaminant valgyti. Bet yra atskiras dalykas, tai yra papildoma mūsų praktika, kuri padeda mums apsivalyti. Bet norint pasiekti rimtų rezultatų, reikia skirti laiką, kada mes nieko kito nedarom, tik tai ramiai atsisėdam arba ramiai vaikštom ir koncentruojamės į mantrą. Taip pat čia ant mano meditacijos maišelio, jūs matote, yra dar vienas vėrinys. Čia pas mane yra 20 karoliukų suverta, tai yra vadinama skaičiuoklė. Ne taip svarbu, iš ko jinai bus padaryta, yra įvairiausių metodų, kaip tai padaryti. Kada mes kartuojame mantrą, kada mes sukartuojame visus 108 karolius, tai yra apeiname tokiu būdu visą ratą, atsimušame 109 karoliuką, kaip minėjau, su juo nieko nedarom. Ir tai skaitoma vienas mantros ratas. Tai yra 108 kartus ištariau savo mantrą. Tada aš, turėdamas šią skaičiuoklę ant savo maišiuko, nubraukiu vieną karoliuką žemyn. Ir tokiu būdu aš suskaičiuoju, kiek esu šiandieną sukartojęs ratų mantros. Norint pasiekti gerų rezultatų, reikia mantrą kartoti reguliariai, kiekvieną dieną ir tam tikrą ratų skaičių. Kartais mūsų protas sakys, aš šiandien nejaučiu tokios nuotaikos, dėl to, kad aš nejaučiu, dėl to neverta kartoti, tai bus labai mechaniškai, dėl to geriau, brangus mano draugė, nekartokim šiandien mantros. Bet mes turim protui pasakyti, brangus protė, čia yra vaistas, aš kartais jaučiu, kartais nejaučiu, bet turiu kiekvieną dieną atlikti šitą praktiką, panašiai kaip augalo laistymas. Aš negaliu jį vieną dieną laistyti, paskui savaitę nelaistyti, paskui vėl vieną dieną palaistyti. Galbūt vieną savaitę augalas ištvers, bet pavalgyti. Lygiai taip pat kaip maistas, aš negaliu vieną dieną pavalgyti, paskui savaitę nevalgyti, prisivalgyti visai savaitę į priekį. Šitas mantros kartojimas yra dvasinis maistas, reikalingas sielai ir mes jį turime duoti kiekvieną dieną. Tada siela ima augti, tada mūsų subtilus ir grubus kūnas taip pat ima transformuotis ir mūsų dvasiniai turtai ima skleistis. Kodėl mantros kartojimas yra efektyvus? Pirmas dalykas tai yra, mes atitraukiame savo dėmesį nuo proto ir tokiu būdu tampame laisvi. Įgyjame laisvę. Antras dalykas, mes savo dėmesį nukreipiam į dvasinę energiją. Dvasinė energija yra kaip saulė, mūsų širdis yra kaip didelis ledo gabalas. Jeigu mes atitraukiame šitą ledo gabalą iš šaldiklio ir padedam kažkur pavėsį, jisai po truputį pradeda tirpti. Tai yra tas pats, kas atitraukus savo sąmonę nuo proto. Mūsų protas, mūsų širdis ima valytis. Bet jeigu mes tą ledo gabalą arba savo širdį atsukam į saulę, tai tas tirpimo procesas yra 100 kartų greitesnis. Mantra yra dvasinė energija. Ir kai savo sąmonę mes atsukame į mantrą, mantra prasiskarbia pro mūsų sąmonę, mūsų širdį ir ima tirpdyti visą nešvarą, todėl kad yra dvasinė energija. Taigi mantros kartojimas yra be galo efektyvi priemonė, keičiant savo sąmonę. Koks yra to tikslas ir kokia yra mūsų nuotaika kartuojant mantrą, aš papasakosiu vėliau kitose reportažuose. Šitas reportažas yra skirtas grinai technikai. Taigi aš jums rekomenduoju nieko nelaukiant įsigyti džepos karolius. Aš pats jau reguliariai šitą meditaciją užsiimu 8-9 metai, nereguliariai, tai turbūt jau 15 metų. Ir nuo to laiko, kai pradėjau reguliariai mantrą kartot, kiekvieną dieną aš savo drąsiai galiu pasakyti, kad tai geriausias sprendimas, kurį aš padariau savo gyvenime. Todėl ir darau šį reportažą, kad pasidalinti šiais tikrai pačiais brangiausiais turtais, kuriuos aš turiu. Būtent mantros kartojimas yra pagrindas mano gyvenimo, tai yra tai, kas man davė tai, ką aš dabar turiu ir kuo aš džiaugiuosi. Ir tai yra mano džiaugsmas
ir entuziazmas toliau eiti dvasiniu keliu ir nerti gilin. Taigi rekomenduoju jums nieko nelaukiant, tučtuojau įsigyti Džepos karolius, įsigyti tokį maišiuką arba įsitraukti savo senelės rožančių, susirasti autoritetingas mantras, neprisigalvokit savo pačių mantrų, nes mantra turi ateiti iš mokytojų mokinių sekos, tada jinai turės jėgą. Ir autoritetingas mantras imkite kartoti, o su kokiu tikslu detaliau apie tai kalbėsime kitame reportaže ir su kokia nuotaika mes kalbėsime dar kitame reportaže. Taigi iki greito.